Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas Dviniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebedėjaus sūnūs ir dar 2 kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako: einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė: ne. Tuomet jis pasakė: užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esąs viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų, ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėta žuvį ir duonos. Jėzus tarė: atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė: eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti: kas tu esi? Nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies. Tai jau 3 kartą pasirodė mokiniams Jėzus prisikėlęs iš numirusių. Papusryčiavus, Jėzus paklausė Simoną Petrą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos? Tas atsakė: taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: ganyk mano avinėlius. Ir 2 kartą Jėzus paklausė: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė: taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė: ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir 3 kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus 3 kartą klausė: ar myli mane? Ir atsakė: viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: ganyk mano avis. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai, o pasenęs, tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė: sek paskui mane. Taigi, kaip minėjau, yra 3 sekmadienis po prisikėlimo, po Velykų. Ir šiandien matom, kad viešpats vėl pasirodo mokiniams. Ir mokiniai jo nepažįsta. Aš labai galvoju savo gyvenime ir aš dažnai atpažįstu prisikėlusį Jėzų. Taigi šventėm Velykas visai čia pat, viskas praėjo, viešpats prisikėlė, bažnyčia tą skelbė, bet aš ar pažįstu prisikėlusi, ar matau jį? Ir tikrai, prisipažinsiu, dažniausiai nematau prisikėlusio. Kodėl? Nes esu kažkaip susikoncentravęs ties mažais dalykais, ne vis atistengiu matyti viešpatį. Galvoju, 1 kartą, kada išgirdau tuos žodžius, sako: Dariau, ar tu nori būti kunigu? Išgirdau iš paprasto žmogaus ir argi ten sakė neprisikėlusysis, ten sakė viešpats. Bet ar aš išgirdau, ar aš atpažinau, kad tai Dievas? Ne. Bet supratau, kad tai yra tikra. Mūsų gyvenimuose mes labai dažnai išgirstam viešpatį per kitus žmonės, bet ar tikim, kad ten kalba prisikėlusis? Juk viešpats kalba per kiekvieną žmogų. Jis kalba bažnyčiui, kalba netgi šiandien per mane, kalba jums. Tai kalba kažkokį žodį, kurio galbūt nesuprantu dabar, bet jis sminga tiesiai. Tai yra prisikėlusio žodžiai. Kas ar duodu prisikėlusiam viešpačiui kartu su manimi eiti visas vietas, ir ten, kur pats jau nebegaliu nieko padaryti. Viešpats to nori. Jis prisikėlė, kad mums, kaip ir per paskutinę vakarienę, kad mums patarnautų, kad tarnautų man, kad eitų su manimi. Ar aš jam sakau: Dieve, nebeturiu darbo.
Ar gali man padėti? Ar atpažįstu, kai kažkas siūlo darbą? Arba Dieve, nebeturiu noro, pavyzdžiui, nebeturiu noro, nežinau, eiti kažkur dirbti, kažką daryti, nebeturiu ūpo, ar prašau prisikėlusio. Ir matom, patikėję viešpačiu, ką jie ištraukė gausybę žuvų, didelių žuvų. Tas patikėjimas prisikėlimu. Ypatingai svarbu, kad išgyvenčiau, jog Dievas yra gyvas, jis nemirė, nieks nesibaigė. Ir jisai gyvas šiandien, čia ir dabar. Jisai gyvas ir veikia. Antroje dalyje Jėzus klausė Simono Petrą, ar myli mane? Ir turbūt jau visi žinom, kad yra tie du klausimai. Sako, Simonai, 2 kartus klausė, ar myli mane agapės meilę? Simonas atsako, myliu. Ir 3 kartą, Simonai, ar myli mane tą brolišką meilę? Ką reiškia mylėti viešpatį? Labai aiškiai pabaigoje Evangelija apibūdina, kad mylėti viešpatį tai reiškia būt pasiryžus eiti su juo iki kryžiaus. Eiti su juo iki pat kalno viršūnės, su juo kartu ir prisikelt. Prieš gerą 1,5 mėnesio buvo atvykęs benediktinų misionierius Daniel Ench, tėvas, vienuolis, eremitas. Jis pasakojo apie tiesos kankinystę, apie liudijimą tiesą, kaip išgyventi prisikėlusi. Ir mes į tą, kiekvienas esame tai kviečiami, liudyt prisikėlusi Dievą. Ir tai lengva man šiandien galbūt kalbėti čia, kur esu, kur nėra išbandymų mano tikėjimui, kur nesu grasinamas mirtimi, kur manęs nieks nepersiokėja. Bet jeigu eičiau į tas vietas, kur turiu atstovėti už savo tikėjimą, ar liudyčiau prisikėlusi. Ir čia reikalinga ta visiška pasitikėjimo patirtis juo, kad viešpats yra su manimi, mano tarnystėje, mano darbuose ir mano gyvenime. To negalim niekur surasti, turime išgyventi. Turime išgyventi prisikėlusi per žmonės, per santykį ir per bendruomenę, ko viešpats ir laukia ir tikėsi iš mūsų. Taigi, klausė Jėzus, ar myli mane, kiekvieno iš mūsų. Dariau, Jonai, Petrai, Antanai, Sauliau, Marytė, kas tik norit, ar myli mane? Turim atsakyti, ar mylim jį. Nes nuo to atsakymo iš tikro priklausys mano tarnystė. Jeigu myliu, jeigu išgyvenu, jeigu pasitikiu, galėsiu eiti su juo iki pat kalno viršūnės, iki Golgotos. Jeigu dar ne visai myliu, turiu prašyti viešpatie. Myliu, bet pradėk mano nemylėjimą.